Taigi sveiki, su jumis aš Benitas ir kaip matote mes eilinį kartą žaidžiame mūsų Minecraftą, bet grybų pasaulyje. Kaip paskutinį kartą mes buvom įstrigę čia, jo, nes labai buvo naktis ir kažkas, mažai gyvybių buvau turėjęs. Jo, tai dabar mes čia išlindom, tai manau dabar galim greit suvalgyti mėsos ir pabandyti grįžti namo. Tik kad yra problema, kad dabar aš jau nelabai atsimenu, bet kadangi yra portalas, tai jau man lengviau šiaip atsiminti. Tai jo, mes galim pabandyti grįžti dabar namo. Kaip aš pastebėjau, jums visai patiko mano premjera, kurią aš buvau padaręs vakar. Tai jo, čia dar viena premjera, galim sakyti, yra. A ne karvutė, tai... Gal ne užpakalį atsukti reikia veidą, va gerai. Taip karvutė, ilgi tu miela. Na gerai. Dabar tik jeigu čia portalas, tai vadinasi reikėtų gal užšilti kažkaip. Aš nelabai žinau, kur mūsų namai. Problema, kad jeigu mes užstrigom, tai va čia jau bus tikrai problema. Reikia sugalvoti, kaip nusileist. Karvutė pastrauk. Taip. Tau. Gerai, suvalgom vėl mėsos, nes mes labai nedaug gyvybių turim. Dar noriu pasakyti nelabai geras žinias, jeigu mes mirštam, tai šitos serijos baigsis. Na, bet jau trečia dalis, tai mes čia neblogai laikomės. Tai jau. Nu, persikeliavom tai labai daug, kad aš nerandu netgi savo namų. Nes tada gali būti, kad teks įsirengti kažkur kitur. Bet aš jau lygtais atpažįstu šitas vietas. Jau matytas gal ir atrodo. Ir reikia peršokti. Aba, peršokau, au. Čia pavalgau mėsytės. Už tų atkarvyčių protėvius. Na, va, galim toliau keliauti. Bet naujo namo nebus labai sunku pasidaryti žemės. Manau bent jau. Ten tai aš... Svarbiausia, kad aš net mokesčių nemokau. Ir nuomat nieko aš nemokau ir man gerai. Ten namukas. Va, mūsų namukas. Mes jį radom. Mes pagaliau jį sugebėjom surasti, kaip yra. Traukis tu kariu. Gerai, atsiprašau. Atsiprašau tikrai karvytę. Noriu tave užpuls, bet tu pasirodo turi supergalių kažkokią Hario Poterio. Į skrandį pasimsim ir galim varyti namučius savo. Reikalys. Plaukiam. Ir atėjom. Fainiausia, kad mes turim dabar skrynę ir tai mums labai padeda. Ir šitus grybus aš gal surinksiu. Padėsim čia skrynę, čia uždengsim. Taip, ką aš gerą turiu? Nieko gero. Šitus aš dabar jau žinau, kad jie jeigu ten labai gerai nesiaiškinam, bet jeigu aš neklystu, jie tave gali sugrąžinti į vietą, bet mums jį nelabai reikės, bet dėl grožio galim pasidėti, o tai va. Turiu titnagą ir geležį. Degtukas, kitaip sakant. Tai kažkur čia šone galima gal uždegti. Dabar turėtų čia amžinai degti ir niekas daugiau neužsidegs, tai mes turime ir šviesą, va. Nebloga. O čia į skrynę, tai pirmiausia dedam šitus taip. Čia dėsiu madą, maistą. Reikia susidėlioti viską kuo gražiau. Tik dabar taip. Mums baigėsi šviesa. Man reikės šitų dviejų pagrindę kol kas. Mes dabar tik tokią šviesą galim turėti, bet jinai labai ima pakankamai brangi.
brangiai jinai kainuoja, bet bent jau mes matome ir bent jau nereik mokesčių mokėti. Tai labai padeda. Ne, nu kodėl užges? Jeigu čia padės, tu užsidegs skrinę. Man reikia čia. O jeigu dvi uždėsi, tai geriau. Ugnis. Gerai, kad kastuvas turiu. Au. Padėkit, mesytė. Mano mesytė legendinė. Man reikia mano mesytės, bet dabar mes nieko nematom. Gerai, gal jau geriau būtų mokesčius mokėti, bet aš nemoku jų sumokėti. Nes net banko neturiu. Na va, laukiam dabar, kol galėsim pagaliau mes sau ramiai pabūt. Ugnis. Šiek tiek aplinkui noriu pasivaikščioti. O kodėl monstrų nėra? Bijo manęs. Arba šitam, tokiam bijomui tikriausiai gal nes zombių nebuvo. Ir kitų visokiausių kaip skeletai. Na, ką mes šiek tiek turim, nieko. Jo, jeigu mesi, tai sudegs. Neiškeps. Ne, tikriausiai. Logiškai, pagalvojus. Atsiprašau, dieve. Ne, nu kodėl tą ugnį išjungia, va tik pasibeldžiu iš karto išjungia. O kai netyčiai, o kai kažką netaip padarau, tai tada įmeta mane į tą ugnį. Ne, žinokit, labai gerai matau, žinokit, per naktis, aš jums tai galiu prisiekti. Žiūrėkit, dabar perplauksim upę. Žiūrėkit, mes plaukiam, ai, čia kalnas. Jeigu čia kalnas, tai upė ten. Einam į upę. Au, nu, kodėl čia visą laiką tie kalnai, kur aš išvis esu, kokiai Šveicarijoje? Kad čia tiek daug kalnų. Nu kodėl čia visur kalnai? Jau man paaiškinkit gal pagaliau. Aš nedamatau. Nors ne, aš tikrai matau. Kalnai yra čia. Tai upė bus čia. Taip. Na, irgi kalnas. Kur aš esu? Vokietija, Šveicarija, Kroatija, kur aš? O, čia namukas liktais, ja. Čia vat į namuką panašu. O, pagaliau vėl matom. O, pasišildyt. Šildytis galim. Jo, kaip ir. Na ką, šildomės ir bandom kažką pasidaryti. Šiaip pirmiausia, aš noriu išnaudoti savo kastuvą ir išgriauti nemažai žemės kai kur. Labai dabar daug žemės mums reikia, tai nemažai išgriausim, bet kastuvas beveik sulūžo. Tai netiek daug ir gausim šiaip. Na, sunaudojam savo kastuvą, tačiau dabar galėsim pasidaryti nedidelį tvartą, kuriame galėsim laikyti savo karves. Ir čia dar tokias laiptukus. Čia tiesiog kelias karves reikės, galės pašokčiai ir tada ant stogo ir tada bus karves. Na, pasidarė nemažai dalykų. Dar galim grybų fermą pasidaryti. Aš žinau, kad jie neaugs, bet dėl grožio viską galima padaryti. Na, čia bus mano grybų ferma, kuri jau kitame epizode tikrai neužaugs ir niekada neužaugs.
Tai va, labai gerai bus. Ai. Man keista, kad čia monstrų nėra. Man tikrai turėtų būti kaip antra naktis ar trečia, aš nežinau. Na gerai, sudegam paskutinį kartą, jau štai įsidedam ir einam padaryti ritualą. Tave užgensinsim, metam maistą visą. Oi, Dieve, duok maisto, daugiau portalų, kažką duok gero kitom mano serijom, kad nemirčiau per 3 arba 4, ar 5, ar 6, ar 7, 8, ar 9, ar 10, ar 11, ar 12, ar 13, ar 14, ar 15, ar 16. Na va, pasimeldėm Dievui ir ką aš galiu pasakyti, tai manau, kad šiandien mes sugebėjom sėkmingai grįžti namo, pasidaryti tą vartą, kur per kitą seriją tikriausiai pavadysim įdėti karvių. Tai va. Na, su jumis buvo aš Benizas, laikinkit, subscribikit būtinai, jeigu jums patiko šitą dar vieną premjerą. Na, ką aš galiu pasakyti, tai viso gero, bye bye.